mokiniai. Šnekė. Trumpas pasakojimas apie mūsų nuotykių pradžią. Vien žodžiu, kaip rašiau Facebook'e mūsų, kad turėjom nuotykį. Jau pro to nuotykio praėjo 1,5 valandos, kai ką jau ir atstatėm. Vien žodžiu taip, važiuojam įsišėpę, muzika kala, viskas čiki-piki. Ir staiga pajuntam... Ne, staiga pamatom ženklą. Ženklą, kurio nupieštas ratas. Ir pradėjom aptarinėti, kągi čia reikštų tas ratas Lenkijoj. Sakiau, turbūt 3 km atstume ratas kažkoks nupieštas, kažką tai su ratu. Nudžiauna ratą. Sakau, čia turbūt, 3 km atstume gali pribėgti ir atsukti ratus. Važiuojančiai mašiną. Baigus tą sakinį atsiranda vibracija, aptigiena vibracija. Ir dingsta vienas ratas. Žiūri į kairę, viskas tvarkoja, žiūri į dešinę, jau dešinę būdų su Aivaru žiūrim. Vienu žodžiu, pas mus ratas jau aštunkės ratas. Po truputėlį mus palieka. Žodžiu, sustojam. Taip, kelias siauras, 2 ištisinės juostos. Mes turim, sustojam su avarinį ir viskas. Aivaras nubėga, pastatė ženklą. Pirmą fūrą, kuri pravažiavo ženklą nuputė į griovį. Jo, šitoje vietoje mes pamatėm, kad apsižioplinom ir nepasiėmėm normalaus donkrato. Donkrato priekabai mes neturim. Tai mes sulaužėm Ištraukėm Galaxio donkratą, bandėm kelt ir su garsų BUH! Priekaba vėl nukrito, nes donkratas sulūžo. Vienu žodžiu, 2-0. Mes prakišinėjom, donkrato neturim. Ratas laikėsi ant vieno varžto, ne? Ant pusės varžto. Vienu žodžiu, taip, pradėjome ten kažką tai žaisti, galvot kaip kas. Ir čia pro šalį važiuoja apigienas donkratas. Kokių 48 metų traktorius. Su šakėm priekį ūkininkas važiuoja, ūkininkas šieną vežti, krauti, rulonus. Paprašėm jo, jis pripakėlė galą, trūksta tepalų, nepakėlė taip, kad kaladę turim, kad pasidėt. Nepakėlė tiek, kad galėtume pakišti. Tada ūkininkas išlipa, mes su ūkininku dviese pakeliam tą žalią krokodilą su 2 keturračiais, o Aivaras pakiša kaladę. Pirma dalis, viskas tvarkoja, ratas pakeltas. Pradėjom, atsukom vieną tą varžto, pusę varžto, 3, galvojom visą laiką, kad mums atsisuko. Ir čia pamatom, kad 3 galai styro lygiai su stupica, 3 galai varžtų. Vienu žodžiu, jos nukirto. Kodėl, dar kol kas neišsiaiškinom. Vienu žodžiu, pradėjom mes, aišku, vyrai, remontą, mes turim ir graštą, ir bulgarkę, ir ten ką dar turėjom. Ko tik neturim. Vienu žodžiu, mes tos 3 išgrėžėm, iškrapštėm, išsukom. Galvojam, ką toliau daryti ir tuo metu girdžiu kažkas, sakau, kas čia kalba, o mes laukuose stovim, grinai laukuose, mašinos signalina, nes atvažiavusius iš galo, jos negali prasilenkti, turi iš priekio praleisti mašinas kitas. Vienu žodžiu, ten jau mūsų ten turbūt vadino visai. Žiūriu, Lenkas toks dorovas, jisai, biškai jaunesnis už mus, veda dviratį. Sakau, klausyk, reikia va tokių varžtų. Sako, nueik, ten parodė už 1,5 kilometrų, ūkininkas sako, ten pasibus. Sakau, tai tu nueik, sakau, imk dviratį, važiuok, ne čia. Sakau, davai, 20 eurų, suorganizuok mum 4 varžtus. Vienu žodžiu, taip, už pusės valandos Lenkas, ambalas, jau su 4 varžtais rankai stovėjo. Prie priekabos? Mes prisukom ratą. Jau važiuodami dabar kažkokiam kaimelį sustojom fūrų degalinį, kas ten? Fūrų Kolonkiai kažkokioj tai, nusipirkom domkratą, bet jau tą normalų 2 tonų. Iš pradžių mums pasiūlė 30 tonų, nes nemato jie, su kuo mes atvažiavę, mes palikom už fūrų pastatytą mūsų autotraukinį. Iš pradžių 30 tonų pasiūlė, paskui 20, o kai paaiškinom, kad mums čia lengvai mašinai, kad Galaxy gavom normalų. Vienu žodžiu taip, šiuo metu turim varžtus, bet dar neturim atsargai, nes bijom, kažkas yra negerai su stupica, jeigu jos nukirto. Donkratą jau išsprendėm, varžtus nusipirkom. Ieškom pakeliui. Jo, dabar važiuojam, dairomės, nes šiuo metu yra Lenkų laikų yra po 7:15.
Mūsų laikų po 8-5. Jo, ir galvojam, gal kur kokį šrotą pamatysim, a jeigu ne, tai naktį reikės eiti nuo golfų po vieną maršrutą atsakinėti. Tai va, kol kas tiek, kad jeigu ten kažkas, kaip parašiau, kad mum nukirto, ar mes ten neužveržim, ar ką, nefiga, problema yra biškai kitame dalyke. Nu, bet mes, nu, Kelionę tęsiam. tokiom nuotaikom mes turim nuotykius, kuriuos mes, kokie jie bebūtų sūrus, mes juos suvalgom kaip tortą. Tai kol kas tiek. Iki.